Hei, labas rytas, su pirmadieniu visus. O gal ir ne su pirmadieniu, priklausomai nuo to, kuriuo metu visą šitą reikalą jūs žiūrite. Ir šiandien turbūt tema skirta, nežinau, visiems galbūt pavargusiems, nuvargusiems skeptikam ir visiems kitiem, arba tiem, kurie tuo pačiu būdu bando daryti tą patį veiksmą ir gauti kitą rezultatą. Taip galbūt reikėtų pavadinti šios dienos temą. Ir jinai tikrai liečia tikrai ne tik tinklinę rinkodarą, bet turbūt bet kurią gyvenimo sritį, bet be abejo mes šiandien kalbėsime apie tai, kas liečia būtent mūsų verslo nišą, kas liečia darbo namuose ypatybės ir principus. Taigi, Ema, kas yra svarbiausia dirbant iš namų, kodėl daugeliu neišeina, kur yra akcentai ir kodėl dažnai apie tai darbą iš namų akcentuoja su mitais, legendomis ar dar kažkuo tai, nors tai yra pakankamai žemiška viskas. Aš tai, žinot, turiu nuvilti tuos, kurie įsijungia šitą video ir tikisi, kad dabar išgirs kažką apie valandinį uždarbį. Žinai, kai būna, ieško darbo iš namų ir tikisi, kad jiems sumokės už valandą, už padarytą darbą. Tai nežinokit, mėlyjei, galite iš karto tada išjungti, nes mes čia kalbėsim apie tai, kaip pradėti savo nuosavą veiklą, kaip pradėti dirbti iš namų ant savęs, ar ne, kai niekas tau nemoka už padarytą darbą. Kitaip sakant, mes iš darbuotojo mentaliteto bandysim pereiti į darbdavio mentalitetą. Ir čia yra šiek tiek reikalų, todėl kad, sakyčiau, kokia 80 galbūt procentų žmonių, jie yra pripratę. Jeigu kalbam, nes aš matau, kas vyksta ir socialinėse medijose, pavyzdžiui, yra skelbimai. Ieškau darbo iš namų. Ir pradedi tik tai kažką kalbėti būtent apie tinklinę rinkodarą iš karto, oi nesiūlykit, žodžiu, ieškau vos ne ten kažkokio darbo, už ką man mokėtų pinigus. Tai žiūrėkit, šiandien mes pakalbėsim būtent apie, kas yra svarbiausia, norint dirbti iš namų, kaip darbdaviam, ne? Ant savęs, kaip savo nuosavos veiklos savininkams. Tai visų pirma, Šarūnai, nežinau, kaip galvoji tu, bet aš manau, kad pirmiausia, jeigu mes norim išsikelti tikslą, ar ne, dirbti iš namų, klausimas, ką jūs esat pasiruošę dėl to atsisakyti. Taip, žinokit, čia nebus tas atvejis, kur, kaip sako Šarūnas, darau tą patį ir noriu kito rezultato, ar ne? Tai jeigu mes esam pasiruošę kažką daryti kitaip, tai yra, pavyzdžiui, pradėti dirbti iš namų, ką jūs esat pasiruošę dėl to paaukoti, ką jūs esat pasiruošę kažką savo gyvenime pakeisti. Ir čia yra svarbiausia, todėl kad tikrai teks kažko atsisakyti. Ar taip, Šarūnai? Aš tai norėčiau galbūt, aš visada šiek tiek kitokios nuomonės, nes mesgi su Ema, taigi dviejų mėnulių skirtingos pusės. Jūs pastebėjote, jeigu tai žiūrite, aš pasakysiu labai paprastai, jeigu jūs šitą video žiūrėsite iki galo, jūs gausite aiškų receptą, kaip gauti sėkmę dirbant namuose. Ir čia bus pakalbėta tikrai, bet aš pasakysiu Ema be abejo taip pat, nes yra patirtis tiek pas ją, tiek pas mane, apie pagrindinius aspektus, su kuo aš susiduriu ir dabar, tarkim, aš su tuo susiduriu praktiškai kiekvieną dieną, kodėl nepavyksta, arba kodėl nėra to progreso, kurio norima, arba kodėl nėra tokio rezultato, kurio norim. Ir žinai, pradėti aš noriu nuo vieno dalyko. Aš tikrai esu daug atlikęs pokalbių įvairiausių, dabar be abejo, jau turiu savo tokią privilegiją, galbūt net pasirinkti, su kuo aš norėčiau dirbti iš principo, nes ne kiekvienas, ne todėl, kad aš čia labai toks pasipūtęs ir nenoriu, ne, dėl to, kad aš negaliu su visais dirbti ir su manim ne visi gali dirbti, tai čia yra normalu, kaip ir su Ema ne visi gali dirbti turbūt ir jinai ne su visais ir taip toliau. Ir žinai, ką aš susiduriu pirmiausia, ir turbūt tie, kas mūsų žiūri, žmonės iš principo nežino, kodėl jiems to reikia. Ir tu turi atlikti čiutne Freudo analizę, štai ten vadovauju, kad išsiaiškit, kad didesnė pusė, bent jau pas mane gal tokie žmonės ateina poetai, aš tikrai negaliu atsakyti, ne dėl pinigų jie nori tą daryti. Arba jie nežino, kodėl jie to nori daryti. Nes jeigu tu labai aiškiai sakai, tarkim, toks veiksmas reikalingas atlikti toks darbo kiekis, arba labai aiškiai gairės net parodai pavyzdžius, parodai kokį darbo principą, ir jie sako, po to daini iki to, tu nurodai sumas netgi, kokias galima pasiekti darant tą veiklą,
ir staiga išgirsti, kad, žinai, nu, man dabar pinigai nebėra svarbus. Ir aš kuo toliau, tuo dažniau išgirstu tą komentarą iš bent to spektro žmonių, su kuriais aš bendrauju. Ir tada atsiranda labai natūralus klausimas, kai nėra rezultato. Kodėl yra ta veikla vykdoma? Ir čia, kad ir kaip keistai beskambėtų, nes, nagi, visiems reikia pinigų, visi nori uždirbti daugiau, nes tu gali sau leisti daugiau, gali daug dalykų sau tiesiog leisti. Tai yra nekilnojamas turtas, tai yra ten galbūt automobilis, tai yra gyvenimas, tai yra gyvenimo būdas ir daug dalykų. Tačiau jie nebežino, ko jie nori ir tada aš jiems sakau, jūs bent sumą žinot, kiek jums, tarkim, susirašykit, kokia tai galėtų būti suma pinigų per 12 mėnesių, pirmiausia 12 mėnesių išraiška, tada mėnesio išraiška, tam, kad gyventi tą gyvenimo būdą, kurį tu norėtum gyventi. Nereikia rašyti investicijų jokių būdų, bet yra rašomas nekilnojamas turtas, yra rašomas automobilis, yra rašomas vaikų studijos, yra rašomas vaikų būstas, jeigu reikalingas, yra rašomas tavo asmeniniai kažkokie pirkimai, tavo pomėgiai, tavo kelionės, kiek tu atostogų norėtum. Patikėkite, tai yra nelengva. Aš galiu pasakyti, gal man tokie žmonės papuola, 8 iš 10 žmonių, jeigu jūs to, arba jūs savęs paklauskit, paimkit lapą popieriaus ir įvardinkit, kiek tai turėtų būti pajamų per mėnesį, tam ir metų išraiška, tam, kad jūs galėtumėt šiai dienai uždengti savo tuos poreikius, kuriuos jūs norite uždengti ir gyventi tą gyvenimą, kurį jūs norite gyventi. Pabandykite padaryti tą pratimą. Kodėl jį reikia daryti? Jeigu jūs tokio pratimo nepadarote, jūs savo sumos nebežinote, protas jums tiesiog jūsų reptilijos smegenys energijos neduoda tai pasiekti. Tai yra kaip 2x2. Dar daugiau pasakysiu, tą sumai pasiekti gali reikėti ne vieno projekto, kartais gali būti taip, o kelių projektų. Tai, jeigu tai suma yra, pakankamai tokia, kuri netelpa galbūt į vieno projekto rėmus. Tada vėlgi reikia žiūrėti, kaip ją išpildyti, kaip ją pasiekti. Kai tu turi tą sumą, natūraliai, kai ir pradedi apie tą sumą kiekvieną dieną galvoti, natūraliai atsiranda įrankiai tam pasiekti. Ir atvirkščiai, jeigu tu gyveni kaip poetas, tu sakai, man galbūt būtų smagu uždirbti ten daugiau, bet ką man to reikia, aš nebežinau. O gal man iš vis pinigų nebereikia, o gal man čia reikia pripažinimo, o gal man čia reikia, nežinau, tiesiog užimti save ir geros kompanijos kažkokios. Ir tai irgi normalu. Tačiau tada mes nekalbam apie rezultatus, tada mes kalbam apie gerą kompaniją, tada mes kalbam apie psichologinę pagalbą, nes tokių irgi ateina į tinklinę rinkodarą, kuriem kartais to reikia, ir aš visiškai be sarkazmo tai sakau. Tada mes turime visai kitus dalykus. Tačiau jeigu čia ateinama dėl pinigų, o normalu, kad tinklinė rinkodara kaip ir bet kuri kitas verslas, o tinklinė rinkodara tai yra verslo rūšis, galima ją būtų taip pavadinti ir jinai tokia yra. Tai pirmiausia, pirmas verslo tikslas yra bet kuriuo atveju turėtų bent jau būti pinigai arba įvardintas bet kuris tikslas. Jeigu pinigai, tada suma, kuri jums reikalinga per mėnesį, ir tada jūs turite žiūrėti, ar tai bus vienintelis jūsų projektas, ar tai bus vienas iš kažkiek tai projektų tam, kad tą sumą pasiekti. Ir tik tokiu atveju viskas pradės dėliotis ir tik tokiu atveju pradės visas vykti. Jeigu jūs nežinote savo sumos, jeigu jūs nežinote, kiek jums pinigų reikia tam, kad gyventi tą gyvenimą, kurį jūs norite gyventi, tokiu atveju turbūt, jeigu jūs to nepradėjote, tai apskritai neverta čia eiti ir pradėti, ir jums to tikrai nereikia, nes jūs neturėsite rezultatų, jeigu jūs nežinosite, kam jūs tai darote ir apskritai, kam jūs skiriate laiką. Tai aš galbūt šiek tiek su tokia melancholija balse, tačiau tai yra tiesa, kurią aš pastebėjau čia būdamas jau 7 metai tinklinėje rinkodaroje bendraudamas su žmonėmis. O aš, žinai, Šarūnai, noriu reflektuoti į tai, kad kai žmonės sako, man nereikia pinigų ar ne, kad pinigai galbūt manęs nemotyvuoja, aš galiu pasakyti, kad didžioji dauguma žmonių savo meluoja. Ir aš pati buvau iš tų žmonių, todėl galiu drąsiai tą sakyti. Kai man kalba, pavyzdžiui, pasisukdavo apie keliones, aš sakydavau, man gerai ir namie, man smagu, va čia mes su šeima kažkur čia nuvažiuojam Lietuvoje, ar ne, yra dar daug ko nepamatyta, o iš tiesų kaip yra? Iš tiesų dažniausiai mes nekeliaujam, nes neturim už ką
keliauti. Ir tada pradedam savo sakyti, kad man užtenka čia pasivažinėti ir kažkur čia po Lietuvą kažką pamatyti. Ir nesakau, kad tai yra blogai, bet ką aš noriu pasakyti, kad mes savo meluojam. Ir aš pažįstu tikrai savo aplinkoje ne vieną žmogų, kurisai sako, ne piniguose laimė, ten džiaugsmo pinigai neatneša, man nereikia pinigų, man užtenka tiek, kiek turiu. Bet ką aš matau iš šalies, kad tie žmonės gyvena amžinam strese, amžinam tokiam, vidiniam ieškojime, kaip daugiau uždirbti, nes jie gyvena nuo algos iki algos. Jie vos suduria galą su galu, bet jie sako, ne piniguose laimė, man užtenka tiek, kiek aš turiu ir taip toliau, žodžiu, jeigu neturėsiu, tai aš būsiu daug geresnis žmogus, tie altruistai vadiname, ne, aš jau geriau viską kitiem atiduosiu, bet tik pats ten, žodžiu, neturėsiu ir taip toliau. Ir jiems skauda, ir jiems pastoviai skauda galva dėl to, kad jie nieko savo negali leisti, todėl kad jie nežino, kaip uždirbti daugiau, jie net neieško tų galimybių, nes juk ne piniguose laimė. Ir mes savo meluojam, ir meluojam, ir meluojam, kiekvieną mielą dieną. Žinokit, kaip palengvėja viduj, kai tu pripažįsti savo, kad aš tikrai savo meluoju, kad man tikrai reikia ir pinigų, tikrai aš noriu ir keliauti, tikrai geras žmogus gali būti ir tas, kuris uždirba daug pinigų, nebūtinai tas, kuris yra, kaip tas posakis, būkim biedni, bet teisingi. Ne? Nu, čia yra visiškas absurdas, ta prasme. Tai vat, kai nustosim savo meluoti ir pripažinsim, man iš tiesų reikia pinigų, nes gal jie ir nėra svarbiausi, bet kaip man tas dažnai mėgsta mūsų kolega sakyti, bet jie kažkur arti deguonies, ar ne? Be pinigų mes niekaip. Tai yra elementarus, tas elementariai pragyvenimo šaltinis, maistas, komunaliniai, kažkai, jeigu daugiau savo, kaip Šarūnas sako, mašina tam tikra, ar ne, būstas ir taip toliau, kelionės ir visa kita. Viskam reikia pinigų, kaip ten bebūtų. Tai va, kai mes įsivardinam tam tikrą sumą, kurią mes norim uždirbti, kai mes žinom, kodėl mums reikia būtent tokios ir ne kitokios sumos, kaip Šarūnas sako, kai mes žinom, kodėl mums reikia tos darbo vietos namuose, bet ne dėl to, kad aš noriu, fainai, nes dabar visi taip gyvena, visi dabar, daug kas dirba iš namų, ne. Kai jūs pradirbsit tuos 7 gylius, kodėl faina yra dirbti iš namų, kodėl man to reikia iš tiesų, jeigu aš, pavyzdžiui, aš norėjau daugiau matyti savo vaikus ar ne, kodėl man tas yra svarbu ir eikit kodėl į 7 gylius ir jūs suprasit, kokie yra jūsų tie tikrieji, kodėl jums reikia dirbti iš namų. Nes kai mes vaikomės madų, kai mes matom, kad kaimynas taip daro, arba čia yra toks trendas ir tai yra mada ir taip toliau, tai nežinau, kad mes turim bet tie vidiniai turi atsirasti, kodėl mums to reikia ir mes tada sugalvosim kaip. Tada natūraliai eina, ar ne, o ko aš pasiruošęs dėl to atsisakyti, ką aš pasiruošęs aukoti, galbūt vakare televizorių, ar ne, dėl to galbūt laikas su šeima ir žinau, kad galiu nuoširdžiai pasakyti. Pradžia visada, tai yra ta raketa, ar ne, kaip sunaudoja daugiausiai kuro bekildama, tai čia yra lygiai tas pats. Kai jūs pradėsit kurtis kažką savo, kai jūs pradėsit kurti savo verslą, savo nuosavą veiklą, pradžiai tai pareikalaus daugiausiai jūsų laiko ir energijos. Tai ką jūs pasiruošę dėl to paaukoti? Va tas yra labai svarbu, nes jeigu nieko, tai žinokit, ir toliau gausit lygiai tą patį rezultatą. O paaukoti gali tik tai tada, kai žinai, kodėl tai darai. Ir ne kitaip. Tai yra niekada mūsų logika, kuri išsivyščius yra, nežinau, mus per evoliuciją tempė nuo pirmųjų žmonių ten laikų, jinai tiek yra pažengus, kad jinai mums atiduoda energiją tiek psichinę, tiek fizinę, tiek visokią kitokią, tik tai tada, kai mes labai aiškiai žinome, kodėl mes tai darome. Jeigu to aiškiai nėra, nieko nebebus, bus filosofavimas, bus kažkokie kiti dalykai, galiausiai daeisim iki kaltinimo aplinkos, nes jau kaip aplinka prasidaro kalta, tai jau viskas, tai yra, tiesiog psichika duoda tokį kaip saugiklis įsijungia, nes pats savęs, jeigu pats save pradėsi kaltinti, taigi tu pats protingiausias, geriausias, tu negali būti kaltas, tai aplinka yra kalta.
Ir viskas. Ir tada yra viskas. Todėl žinojimas savo skaičių, galbūt pasiema, aišku, sutinka, bet gal ir yra kita nuomonė pasiema, bet mano vis dėlto aš dabar iki to daėjau. Jeigu jūs ateinate čia, tai yra darbas iš namų, ar tinklinė rinkodara, ar ne tik, jūs turite žinoti savo skaičių ir nebijoti jį savo įsivardinti. Kai jūs jį savo įsivardinsit, tai yra suma, kurią jūs norite uždirbti per mėnesį, po to metų išraiška, nes be abejo, kai kuriuos, kai kam turbūt įsigyti negali, tiesiog taip startuoti, ten, kalbant apie nekilnojamą turtą, tarkim, automobilius ir taip toliau, tai turbūt tai yra geriau imti metinę sumą, tiesiog metinė išraiška, suma pinigų, kuri būtų reikalinga. Ir tada padalinat į mėnesinį ir jūs matot, kiek jums reikia uždirbti per mėnesį. Ir tada skaičiuojat, ar tai yra vienas projektas, ar tai yra 2 projektai. Patikėkit, kai aš pradėjau taip daryti, pradėjo atsirasti kažkaip tai stebuklingai idėjos, žmonės, kažkaip pradėjo kurtis kažkokia mikroklimatas kitas aplinkui. Ir tikrai nenoriu naudoti to žodžio stebuklingai, tačiau tikrai pradėjo aplinka pati transformuotis, kai aš ją labai aiškiai savo galvoje aprašiau, kiek aš noriu uždirbti per mėnesį ir svarbiausia, ką man tai reikalinga. Labai aiškiai irgi susirašai savo ranką kažkur, tai nebūtinai tai demonstruoti gal visiems, tai yra pasižiūrėti, kokia ta suma atrodo ir tada gal sekantis žingsnis galvoti, kaip to pasiekti. Tai vėlgi sakau, ar tai vienas projektas, ar tai keli projektai. Kai tai padarai, viskas vyksta. Labai dažnai, nežinau, Ema, nežinau, ar tu su to susiduri pas mane. Su vyrais gal yra kitaip, bet jeigu aš bendraudamas su moteriam, kurios nori dirbti namuose, tarkim, jos turi, kaip ir tu kelis ten šeimą turi ir nori tą daryti iš namų, bet jom niekaip nepavyksta išsibuksuoti ir mes vėlgi pas daugumą atrandam ten ne tik, kad sumos neturėjimą, nes ten nereikia sumos, nes ačiū Dievui, mano gilių įsitikinimu, moteris apskritai neturėtų dirbti, bet čia mano nuomonė, gal su manimi nesutiks, jinai turėtų be abejo būti graži, vyrui būti namų dvasia, šeimos dvasia ir jeigu jinai turi gerą vyrą, kuris tą daro ir uždirba, tai jinai turėtų rūpintis, kad jos šeimai būtų ta kita koja ir palaikytų visada. Tai tokių moterų aš irgi sutinku, kurios tai daro ir jom tiesiog, nes jų vyrai tiesiog yra šaunuoliai, jie pakankamai generuoja pakankamą sumą pinigų ir jos tiesiog ateina čia ne dėl pinigų, o tam, kad būti kažkokioje kompanijoje, bendruomenėje. Ir be abejo, kad tų pinigų nėra, nes jos ateina dėl kitų priežasčių. Ir tada aš tiesiogiai kartais labai atvirai pasakau, jums tiesiog čia, jūs neieškokite čia pinigų, nes jums čia jų nereikia, jums reikia tiesiog geros kompanijos, nes jūs norit kartais nuo karto galbūt į renginius išvažiuoti, gal jums produktas patinka ir tai yra viskas normalu, o pinigai galbūt bus kaip savotiškas toks bonusas, priedas, tačiau tai nebus ta suma galbūt, kurią jūs ten įsivaizduojate, bet tai ne jūsų suma. Jūs ją tiesiog tą sumą kažkur pamatėt ir ta suma jūs tiesiog galbūt šiek tiek intriguoja, žavi, bet jinai jums niekaip nepasiekiama dėl to, kad jums tiesiog ta jūsų psichika jums neatleidžia tos energijos, nes jūsų vyras generuoja pakankamai tiek, kad šeimai užtektų ir jūs čia esate visiškai ne dėl to. Matau, kad Ema jau kelia ranką, normalu, kad jinai turi kitą nuomonę, ar aš čia užmyniau, galbūt kaip aš, reikia vis dėlto užminti, nes priešingų atveju tas mūsų dialogas negaus jokio teigiamo reikalingo efekto, man net paraudo, matau, dabar Ema jau tu pasakys. Ne, aš žinok, Šarūnai, aš sutinku su tavo nuomonė, bet vėlgi, čia yra labai svarbu moterim įsivertinti, ar jos irgi savo vėl nemeluoja, eilinį sykį. Nes kartai, žinai, kai tu nori pradėti kažką daryti ant savęs, tai reikia išeiti iš komforto zonos, reikia išmokti kažką naujo, reikia padaryti naujus dalykus, kurių iki tol esi nedaręs. Ir kartais skauda, ir kartais, žinai, o ką žmonės pasakys, ir kartais būna tas, o ką kiti pagalvos, o gal aš iš šono juokingai atrodau, ypatingai, kai mes pradedam būti viešai matomi, ar ne, ir reikia laivus pradėti daryti, kas liečia socialinės medijas. Ir tada, žinai, moterys, bijodamos to augimo, bijodamos išeiti iš komforto zonos, jos sako, o man užtenka tiek, kiek turiu. O aš esu moteris ir man nieko daryti nereikia. Aš rūpinuosi vaikais, vyras rūpinasi šeima ir viskas labai fainai, man svarbu bendruomenė, aš čia gerai jaučiuosi, žinai, ir visa kita. Aš labai džiaugiuosi, jeigu taip yra iš tiesų ir moterim tikrai to nereikia. Bet jeigu yra viduje tas kirminas, kuris sako,
Nu, tu tikrai gali daugiau, nu, tu tikrai gali ir tu tikrai verta, ir tu tikrai gali irgi įnešti į tą patį šeimos biudžetą, ar ne? Ir tu tikrai gali irgi gyventi geriau ir savo tą potencialą realizuoti ir iš to puikiai uždirbti, tikrai gali, tik tai tu ieškai savo pasiteisinimų, kodėl to nedaryti, nes kai augi, tau skauda ir tai yra nepatogu ir tai yra stresas ir visa kita. Tai va čia, Šarūnai, ir aš manau, ir ne tik moterim, ir vyram, nes aš matau, kad ir vyrai labai dažnai bijo to, žinai, išėjimo arba, kitaip sakant, praplėtimo tos komforto zonų, žinai, reikia išmokti naujų dalykų, reikia pardavimų meno išmokti, reikia seminarus lankyti ir taip toliau. Nu, kam to reikia? Nu, kam? Taigi gulėk ant sofų, žodžiu, įsijunk tą savo teliką ir žiūrėk, ne kam čia visų tų nesąmonių. Tai vat labai labai svarbu, žinokit, vat tą viduj prajausti, ar aš iš tiesų ieškau pasiteisinimų, kodėl man to nedaryti, nes aš ir taip labai gerai gyvenu, ar aš iš tiesų man nereikia verslo, man labai gerai yra namie, nes man šeima yra ten top vertybė, ar ne, ir man svarbiausia, kad vat visada 100% vaikai turėtų mamą. Tai kuo mažiau melavimo sau, kuo daugiau to žinojimo tik vidinio, va, to, ko man iš tiesų reikia, ir tada susidėlioti tuos veiksmus, kurie ne visada yra patogus ir malonus. Bet aš jam apie tai ir kalbėjau, kad tu niekada, jeigu yra nereikalingos papildomos pajamos namų ūkiui, nes vyras yra šaunuolis namuose, tai yra labai ir labai sunku, nes lyg tai mes, nu, ta prasme, aš čia ne tik moterim, aš čia taikau ir vyram, nes dabar normalu šeimose kartais moteris daugiau uždirba, vyrai vaikų žiūri, beje, eina tenai, čia dabar mes gyvenam tokiam, tokiam jau, kaip sakant, demokratiškam pasaulyje, todėl tai liečia turbūt ir vieną ir kitą. Tai yra, jeigu yra vienas iš sutuoktinių, vadinkim taip, pasakysiu, kad neužgaunant visų moterų, manęs feministės nenušautų gatvėje, tai reiškia, jeigu vienas iš sutuoktinių uždirba daugiau ir jisai generuoja pilnas šeimos pajamas, o kitas tiesiog bando, naudoju žodį bando, būtinai bando tapti nepriklausomu, nes jis nenori būti, jis bando. Jis imituoja nepriklausomybę, pasakysiu taip. Tai niekada vidiniai resursai žmogaus to neatleis energijos tam pasiekti, dėl to, kad jam to nereikia. Viduje jam to nereikia 100% ir aš tai įsitikinęs po daugelio pokalbių ir po daugelio, matydamas daugelio žmonių veiklą. Nes visada matau, jeigu ten vyras ar moteris, moterų gal man neteko sutikti, aš matau dažniau, kaip vyrai šaunuoliai yra Lietuvoje, uždirba tiek, kiek užtenka tai šeimai. Ir tada moteris buksuoja 1 metai, 2 metai, po to sako, kad čia niekas nėra, sakau, tau nereikia pinigų, tu čia ne dėl pinigų esi. Ir ten po kažkurio laiko ateinam lygi to, kad iš tikrųjų taip yra, nes, iš tikrųjų, kam jų reikia, jeigu jų ir taip yra, ir viskas yra gerai, ir tas šeimos modelis tikrai yra puikus ir geras. Tai vat jeigu viena iš didžiausių, to svarbiausio momento, tai yra, kam viso tai reikia. Ir tai reikia labai aiškiai, savo nemeluojant, neimituojant, prisipažinti. Tai yra, tai gali būti ne tik pinigai. Svarbiausia, be abejo, kaip ir kiekvieno verslo, turbūt čia turėtų būti pinigai, bet tai ne visada gali būti pinigai. Tai yra pinigai, tai yra pripažinimas, tai yra kompanija, kolektyvas, nes labai dažnai užsidaręs kažkuris žmogus gali tiesiog psichologiškai ieškoti kažkokių. Tai gali būti net kažkokia savotiška psichologinė pagalba, nes tinklinė rinkodara, kaip pavyzdys, daug yra motyvuotų žmonių, nes čia tai yra lyderių verslas ir tu tiesiog pabuvęs tarp tokių žmonių, tu gauni kitą tonusą kažkuriam laikui. Tai irgi gali būti ir tą reikia suprasti. Todėl jeigu vieno ar kito rezultato nėra pas jūs tinklinė rinkodara, arba jeigu jūs norite pradėti tinklinę rinkodarą, tai pirmiausia reikia suprasti, kodėl jūs tai darot. Ir jeigu jūs vis dėlto taip jau neimituojat, bet taip savo dėl pinigų, tai tada labai aiškiai susiskaičiuoti sumą, kuri jums būtų reikalingi per mėnesį, punktais tiesiog įsirašyti. Nekilnojamas turtas tiek, 2 atostogos ar 3 ten per metus tiek, ten sūnui ar ten kažkokiam būsimam studentui, ten būtas kažkur ten sostinėje ar ten kažkur tai tiek, toliau mano asmeniniai pirkimai per metus tiek, mano automobilis tiek ir kiekvienu punktu ir pasižiūrėti sumą. Ir tada gauti mėnesinę sumą ir tą mėnesinę sumą tada konstruoti taip, kad tu ją turėtum vienaip ar kitaip. Patikėkit, tai tikrai verta to užgaisto laiko, nes
gausite labai įdomų, tikrai stebuklingą galite gauti rezultatą, jeigu neimituosite, o tikrai to norėsite. Tai yra, manau, pats svarbiausias momentas dirbant iš namų, tai yra turbūt pats svarbiausias momentas darant turbūt bet kokią veiklą, pats svarbiausias momentas darant bet kokį verslą, pradedant bet kokį projektą, be to nei iš vietos. Tai va, turbūt. Ir dar žinai, ką Šarūnai aš noriu pasakyti, dabar žinai, mes paėmėm tik tai gal tą per pinigų prizmę, bet lygiai tą patį galima padaryti su bet kuria top vertybė. Pavyzdžiui, jeigu moteriai, kaip pavyzdys, yra svarbu labai šeima, jinai gali pažiūrėti, o kaip šitą veiklą, kodėl aš noriu daryti dėl šeimos, kokią šeima gaus naudą, ar ne? Galbūt man nebereikės eiti į darbą nuo 8 iki 5, arba galbūt aš ten dirbu kažkokius tuo slenkančių grafikų, ar ne? Ir tada nebus pinigai, sutikim. Ne, tai viskas gerai, bet tai ne visada galbūt ir yra tie pinigai, ar ne? Jeigu moteriai, pavyzdžiui, labai yra svarbu šeima ir jei tik tai vaikai ir jinai kaip tas, žinai, sraigtasparnis aplink tuos vaikus ten suka, tai jei gal tos nuosavos veiklos reikia dėl vaikų ir jinai tada stato verslą savo ir viską daro dėl to, kad tiem vaikam būtų gerai. Tada aš neisiu į darbą, tada aš galėsiu būti visada su jais, tada aš galėsiu juos vežioti į treniruotės, kai jie sirgs būti su jais ramia širdim, ar ne? Galima savo verslą statyti per šeimos vertybę, galima statyti per sveikatos vertybę, kam yra labai svarbus sveikata, pavyzdžiui, top vertybė, ne? Nes vertybės iš trūkumo visada formuojas mūsų gyvenime. Bet sumą, bet kuriuo atveju vis tiek reikės įsivardinti tiek tuo atveju turbūt. Tai taip, nes viskas, verslas yra apie tai, kad kuo tu daugiau duodi vertės, pavyzdžiui, per savo top vertybę, tuo tau ta didesnė grąža pareina finansinė, ne prasme. Tai viskas yra gerai, bet aš ką noriu pasakyti, žinai, kam galbūt ne karjeros yra aktualu, o būtent, kai sako, tai aš esu šeimos žmogus ir man nuosavos veiklos ar nuosavo verslo iš vis nereikia, ne? Nes man nereikia pinigų. Tai taip. Bet tu gali tą nuosavą veiklą turėti dėl šeimos, kad visada būtum arti savo vaikų, visada gali būti prieinama ir tuo pačiu tu šalia generuosi pajamas, nes kai tu pradėsi daryti tai, natūraliai tau pinigai yra kaip šalutinis poveikis, kai tu duodi vertę, tau jie grįžta, kitaip niekaip, ant to visi verslai yra pastatyti, ar ne? Tai per pripažinimą galima statyti savo verslą, kas man yra labai svarbu, ar ne? Kai aš žinau, kad pasieksiu tą, aš žinau, kad man bus labai gerai ir aišku, tuo pačiu ir piniginė grąža, viskas grįžta. Tiesiog reikia pažiūrėti, per kokią savo top vertybę aš galiu statyti savo verslą. Ir čia labai svarbu, ką Ema paminėjo, labai svarbu savęs neapgaudinėti. Nes mes labai dažnai gyvename kitų žmonių vertybėmis, kitų žmonių gyvenimais, kitų žmonių sumomis, kitų žmonių bet kuo tik tai ne savo, nes taip yra paprasčiau. Tai yra psichikai priimti sprendimą, taip yra paprasčiau. Tai yra pasižiūrėjom, aha, tenai yra taip, tai gal ir man čia taip reikia ir rezultato nėra. Kodėl? Todėl, kad tai yra ne jūsų, tai yra kažkieno tai. Man reikia uždirbti tau, sakau, tau nereikia. Kaip nereikia? Man reikia. Čia net tavo yra. Aš labai dažnai apie tai diskutuoju, žmonės kartais net įvedi į tokį lyg pradedant tavęs žiūrėti, ką tu čia nori pasakyti, kodėl tu taip sakai. Čia net tavo tikslas, net tavo vertybė. O kad ją atrasti savo sumą, atrasti savo vertybę, kodėl tu taip esi, reikia ką padaryti, reikia labai stipriai apie tai pamastyti kurį laiką. Nežiūrint į internetą, nežiūrint į socialinį tinklą, netgi leisiu savo pasakyti, galbūt net nežiūrint į savo sponsorių, jeigu jūs tinkliniai rinkodaroje, nes sponsorius turi savo vertybės ir tai tikrai gali būti ne jūsų vertybės, nebūtinai. Ir išsigryninti savo vertybės, kodėl jūs čia esate, kodėl jūs tą norite daryti, kokią sumą jūs, aš vis dėlto sumą, nesvarbu, jeigu jinai namų, tarkim, nori būti gera mama ir vaikų, jinai turi savo įsivardinti, kokią sumą jinai nori uždirbti per mėnesį iš to. Labai aiškiai, kad tai būtų jos pinigai. Labai aiškiai. Ir tada tu žinoti, ką dėl to jinai turi padaryti. Tai tiek tokie esminiai pagrindiniai momentai. Manau, kad tas video tikrai yra naudingas. Siūlau dar kartą jį savo perklausyti, parašyti komentarą, prenumeruoti Tinklomaniją, palikti varpelį, nes tai yra esmė, dėl ko labai dažnai, o paprastai 99% mes buksuojame vietoje, neturime rezultato, kaltiname aplinką, visus ir visas aplinkui ir taip
kaip tam video žaidime, nepereinam niekad į kitą lygį, vien tik tai todėl, kad nerandame paskutinio rakto nuo paskutinių durų, iš kurio galima būtų pakilti į aukštesnį lygį. Kodėl tai sakau? Dėl to, kad pats tai buvau. Ilgą laiką taip sukausi ir vėl sukuosi ir vėl į kitą lygį ieškodamas rakto, bet dabar aš jau suprantu, kad darydamas tą patį, tu kito rezultato niekada nepasieksi. Pritariu visų 100% ir aš dar galiu, paprieštarauti Šarūnui dėl to, kad mąstyti apie savo vertybės, jūs geriau nemastykit, o išsipirkit pas specialistą, kuris jums gali tikrai padėti išsigryninti vertybės. Aš tai praėjau, vienai, žinokit, labai, labai yra sudėtinga, kai tau iš šono užduoda tinkamus klausimus, kai tau lenda va čia giliai visur, tai tada jau ten iškrapšto ir pasako, žinai ką, Ema, ne šeima yra tau top vertybė, o tau reikia pripažinimo ir tada įvyksta trumpi sujungimai, nes tau visą gyvenimą buvo kalbama kitaip, ar ne, bet per tai paskui yra labai lengva ir atlaisvėja. O kad mes ten dar nepakalbėjom, žinai, apie savo tikslinę auditoriją, ką mes kalbam, per ką statom tą verslą ir taip toliau, tai čia jau yra kiti dalykai. Kol nebus pamato, kol nebus tvarkyta visi šitie dalykai, jūs galite žinoti, kam jūs ką kalbat, bet nėra pamato, tai jūs nepradėkit namo statyti nuo stogo. Tai va, šiandien tikrai labai daug visko, ačiū visiems, kurie žiūrėjo, ačiū visi, kurie prenumeruoja šitą mūsų Tinklomanijos kanalą, kur dalinasi su savo komandos nariais, nes aš tikiu, kad jie gaus tikrai daug vertės ir iki kitų pasimatymų. Iki. Sėkmės jums visiems su savim, su savo vertybėm. Ir be abejo su savo artimai žmonėm, nes, gyvename vis tiek turbūt, kad ir kaip dabar banaliai galia pasakysiu, ne dėl pinigų vis dėlto. Nemeluokit savo. Nemeluokit savo. Iki. Iki.